Šioje vaizdo pamokoje nagrinėsime, kokios kliūtys trukdo naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis ir kaip jas įveikti. Suprasdami šiuos iššūkius ir išmokę juos įveikti, galėsite labiau įsitraukti į skaitmeninę ekonomiką. Šio įgūdžio dėka jūs gebėsite: 1. Atpažinti dažniausiai pasitaikančias kliūtis, trukdančias naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis, tokias kaip skaitmeninio raštingumo stoka, baimė dėl saugumo ar finansinė atskirtis. 2. Įvertinti galimybes ir pasirinkti tinkamiausius būdus, kaip pasitelkiant technologijas, mokymus ir pagalbą, pradėti naudotis skaitmeninėmis finansinėmis priemonėmis. 3. Ieškoti būdų naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis net ir turint mažas pajamas ar ribotas galimybes. 4. Suprasti, kaip skaitmeninė finansinė įtrauktis gali skatinti platesnę socialinę ir ekonominę įtrauktį. 5. Įgyti pasitikėjimo savimi naudojant skaitmeninius finansinius įrankius net ir turint nedidelę patirtį. Pirmas žingsnis: kas trukdo naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis? Nors skaitmeninės finansinės paslaugos yra plačiai prieinamos, daugelis žmonių vis dar susiduria su sunkumais ir iššūkiais. Sunkumai gali kilti dėl žinių trūkumo, kaip veikia internetiniai mokėjimai, kokius skaitmeninius įrankius pasirinkti arba kaip naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis. Vienas didžiausių iššūkių pradedančiajam vartotojui suprasti, kaip veikia internetinė bankininkystė, skaitmeninės piniginės ar mobilieji mokėjimai. Bijodami sukčiavimo, apgavysčių ar tapatybės vagystės, žmonės vengia skaitmeninių paslaugų. Be to, ne kiekvienas turi išmanųjį telefoną ar patikimą interneto ryšį, todėl naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis tampa dar sudėtingiau. Gyvenant tokiose vietovėse, kur trūksta finansinių paslaugų teikėjų, šie iššūkiai gali būti dar didesni. Iššūkių gali kilti dėl lyties ar socioekonominių kliūčių, todėl socialiai pažeidžiamos grupės gali turėti mažiau galimybių mokytis, dirbti ir naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Naudojimasis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis gali apsunkinti ir kitos priežastys. Pavyzdžiui, jei neturite oficialių asmens tapatybės dokumentų, jums gali būti sunku atidaryti skaitmeninę banko sąskaitą. Mažos pajamos, brangus išmanieji telefonai ir dideli bankų mokesčiai dar labiau padidina išlaidas, todėl skaitmeninės finansinės paslaugos tampa mažiau prieinamos. Be to, kai kurios skaitmeninės finansinės paslaugos siūlomos tik viena kalba arba pateikiamos taip sudėtingai, kad vartotojams tampa sunku jas suprasti ir naudoti. Antras žingsnis: kaip galite įveikti šias kliūtis? Net jei naudojimasis skaitmeniniais finansais atrodo sudėtingas, yra būdų, kaip jį padaryti lengvesnį ir saugesnį. Pirmiausia, pagilinkite savo skaitmeninio ir finansinio raštingumo žinias, žiūrėkite vaizdo įrašus, skaitykite tinklaraščius, lankykite nemokamus internetinius kursus, kaip naudotis elektroninę bankininkystę, mobiliaisiais mokėjimais ar biudžeto valdymo programėlėmis. Jei vis dar trūksta pasitikėjimo savimi, galite kreiptis pagalbos į draugus, šeimos narius ar įvairias organizacijas. Nemokamas konsultacijas teikia bendruomenės centrų, bibliotekų darbuotojai. Šiose įstaigose gausite nemokamą interneto prieigą ir pagalbą. Pasidomėkite, ar vietos bendruomenės siūlo nemokamas skaitmeninės finansinės paslaugas. Arba valstybės finansuojamas mobiliosios bankininkystės platformas, kurios padeda žmonėms lengviau įveikti kliūtis. Trečias žingsnis: kaip naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis turint ribotus išteklius. Net jei turite mažas pajamas, ribotą interneto prieigą ar nepakankamai žinių, vis tiek galite rasti protingų ir paprastų būdų, kaip naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Ieškokite nebrangių telefonų. Daugelis įmonių siūlo ekonomiškus išmaniuosius telefonus, kurių operacinė sistema leidžia įdiegti ir naudotis mobiliosiomis programėlėmis. Taip pat pasidomėkite nuolaidomis. Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai siūlo nebrangius interneto planus, skirtus tam tikroms finansinėms paslaugoms. Kreipkitės pagalbos į vietos bendruomenę. Tikrai atsiras žmogus, galintis padėti išmokti naudotis skaitmeniniais finansiniais įrankiais.
Bendruomenės centruose veikia nemokamas internetas, todėl galėsite naudoti skaitmeniniais finansiniais įrankiais neeikvodami mobiliųjų duomenų ir sutaupysite pinigų. Ieškokite paslaugų, kurios taiko lankstesnius tapatybės patvirtinimo reikalavimus, pavyzdžiui, leidžia tapatybę patvirtinti biometriniais duomenimis. Pradėkite nuo nedidelių operacijų, kad pamažu įgytumėte įgūdžių. Pavyzdžiui, pabandykite prisijungti prie savo paskyros ir pasitikrinti likutį internete arba atlikti nedidelį mokėjimą mobiliuoju telefonu. Arba nustatykite automatinį pervedimą į banko sąskaitą. Tai padės įgyti pasitikėjimo naudojantis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Išbandykite biudžeto planavimo įrankius. Tokios programėlės padeda sekti išlaidas ir nusistatyti taupymo tikslus. Kai pasijusite užtikrintai, palyginkite skirtingus skaitmeninių finansinių paslaugų teikėjus. Kai kurie taiko mažesnius operacijų mokesčius nei kiti. 4. žingsnis. Sužinokite, kaip naudojimasis skaitmeninėmis finansinėmis priemonėmis gali sustiprinti socialinę bei ekonominę įtrauktį. Skaitmeninė finansinė įtrauktis reiškia, kad visi žmonės, ypač mažas pajamas gaunantys, kaimo vietovėse gyvenantys ar oficialių banko sąskaitų neturintys asmenys, turi galimybę naudoti saugiais, prieinamais bei patogiais skaitmeniniais finansiniais įrankiais. Turėdami prieigą prie skaitmeninių įrankių, galite gauti mokėjimus ar išmokas tiesiai į savo skaitmeninę piniginę. Pradėję naudoti skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis, jūs išmoksite geriau valdyti savo lėšas. Tai padidins jūsų finansinį stabilumą ir savarankiškumą. Įveikę kliūtis galėsite įsitraukti į skaitmeninę ekonomiką pradėdami verslą arba investuodami. 5. žingsnis. Mokykitės pasitikėti savimi ir pasirinkti skaitmeniniais finansiniais įrankiais. Būkite kantrus, pasitikėjimas savimi ateina su laiku ir tai yra visiškai natūralu. Pradėkite nuo mažų žingsnių ir nuosekliai tobulinkite savo įgūdžius. Jums gali padėti vaizdo įrašai, tinklaraščiai, šeimos nariai ar nemokami internetiniai mokymai. Naudodamiesi skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis, pasirūpinkite saugumu. Naudokite tik oficialias programėlės, saugokite sukčių, naudokite sudėtingus slaptažodžius ir įjunkite dvigubą tapatybės patvirtinimą. Ir svarbiausia, švęskite mažas pergales. Kiekvieną kartą sėkmingai pasinaudoję įrankiu, jūs įgausite daugiau pasitikėjimo savimi ir tapsite labiau savarankiški. Įveikime kliūtis kartu.